Nu ką, bičiuliai, šiandien Allroadų diena. Būtinai užeikite į autobrokeris.com atsinaujinusią svetainę ir pamatysite visus mūsų parduodamus automobilius su aprašymais. Esam atnaujinę svetainę, taip kad dabar viskas, kaip sakant, paprasčiau ir žymiai patogiau žmogui naršant. Na, o jeigu norite pamatyti mūsų automobilius gyvai, galite atvažiuoti į Vyšnių gatvę 2 Lukščius, Šiaulių rajone, ir apsižiūrėti automobilius, kaip sakant, gyvai, pasibandyti ir jeigu patiks, įsigyti. Na, o dabar Audi A6 Allroadas, bičiuliai, 15 metai, 3 litrai, 160 kW, dizelinas, visų varomų ratų, iš Švedijos, bet nepergyvenkit, iš šiaurės. Taip kad apačia graži, nesurūdijusi, viskas labai ten gerai. Būtų iš pietų, būtų kita tema. Jeigu būtų jinai iš pietų, tai visų pirma, jos pas mane nebūtų. Todėl, kad ten yra pilamos druskos. Šiaurėje per didelis šaltis, druskos neveikia, todėl yra naudojamas kitas būdas. Tai va. Automobiliukas gražus, nesupuvęs, niekur nieko, kaip sakiau, dugnas švarus. Toks Allroadukas, tamsesnės sidabrinės tokios, sakykime, spalvos. Nėra visiškai sidabrinės. 2 ratų komplektai, dabar uždėti žieminiai ratai, yra vasariniai ratai. Neaugti langai, kombinuotas saloniukas, Alcantara su oda. Atrodo taip pat gražiai, juodos lubos, atskira klimato kontrolė gale, šildomos sėdynės gale, kondicionierius kas be ko, parktronikai priekyje, gale, galinio vaizdo kamera. Taip, užeikim čianais, čia viskas taip pat gerai, sėdynės su atmintimi, pilnai elektrinės, užgesinį automobilį, čia jos reguliuojasi, užsivedi vėl, grįžta į tą pačią padėtį, kur buvot sureguliavę. Viskas su sėdynė taip pat gražu. Čia viskas gerai, čia taip pat viskas gerai. Pasidariau diagnostiką, absoliučiai jokių klaidų, tik viena klaida dėl padangų slėgių daviklių, nes, kaip sakiau, žieminiai ratai. Jeigu, kaip sakant, uždėtumėt vasarinius ratus, kuriuos pridėsime, ta klaida nuo skydėlio dingtų, nes vasariniai ratai yra su slėgio davikliais. Taip, toliau, priekyje irgi šildomos sėdynės, start-stop sistema, nuokalnės stabdis, automatas kas be ko, čia visi multimedijos valdymai, beraktis užvedimas, 2 rakteliai, Webasto, kas dar pritemstantis veidrodėlis, akinių dėklas, pilnai multifunkcinis vairiukas, autopilotas, automatinės šviesos. Daugiau nei pusė bako dizelino dovanų. Štai toks gražus skydelis. Kaip sakiau, padangų slėgio lemputė dega. Rida, bičiuliai, 159 tūkstančiai, ko čia nefokusuoja. Va, 159 tūkstantukai. Galinio vaizdo kamera rodo viską tvarkingai, kaip priklauso. Toks automobilis. Jūsų dėmesiui. Bagažinė. Labai erdvi, kilimėlis yra, bagažinės uždangalas yra ir pati bagažinė elektrinė. Viskas užsidaro, kuo puikiausiai. Taip pat navigacija, kam aktualu, nors jaučiu šiais laikais daugiausiai žmonių tiesiog naudojate Google Mapsus arba Waze. Tai va, toks automobilis, bičiuliai, jūsų dėmesiui ir tikrai tvarkingas ir vertas dėmesio. Po kapotu kažkokių tai skysčių nuotekių neradau. Važiuoja gerai, automatas dirba tvarkingai, niekas nebarška, niekas netarška. Kaip sakiau, diagnostika švari, apart dėl padangų slėgio daviklių rodo klaidą. Bet kaip sakiau, užsidėsite kitus ratus, kuriuos duosime priedo prie automobilio su vasarinėmis padangomis ir viskas bus gerai, nes ten tuose ratuose yra palikti slėgio davikliai. Šito automobilio kaina, bičiuliai, 18 200 eurų. Pagal ridą, jeigu atsiverstumėt ir pasižiūrėtumėt būtent tokių metų, 15-16 metai Allroadus, tai visi su didelėm ridom ir
nežinau, kainuoja po 16-15 tūkstančių. Taip kad automobilis su 159 tūkstančiais 3 litrų Allroadui, tai viskas čia gerai, kaina, manau, tikrai yra protinga. Domina toks automobilis, kaip visada, važiuojame autobrokeris, Facebookas arba Instagramas arba nurodyti telefonus, skambykite, tais pačiais kontaktais galite paskambyti, jeigu norite parduoti savo automobilį pas mus aikštelėje, kurį pristatysime daugiau negu 220 tūkstančių sekėjų per visus socialinius tinklus. Ne vienas autobrokeris Lietuvoje tokios auditorijos neturi, tą aš jums garantuoju. Taip kad susisiekite, aptarsime, kokį automobilį turit, kokios būtų galimybės, atvažiuosite pas mus, paliksite aikštelėje ir jį parduosime už jūs. Šiam kartui būtų jau tiek, bičiuliai, šiandien sakau jums iki, rytoj turėtumėm gauti dar automobilių, jeigu jie bus tvarkingi, tai juos pristatysime jums. Na, o dabar gražaus jums vakaro ir iki sekančio.